Lagunavičius ir šiandien norėčiau kalbėti apie televizorių. Tai yra kultūrinės psichologijos sekanti laida, kurioje mes susipažinsim su įvairiausiais kultūros fenomenais ir pabandysim panalizuoti jų psichologinę, socialinę, galbūt ir kultūrinės vienokias arba kitokias prasmes bei reikšmes. Tikrai, televizorius. Televizorius mūsų gyvenime kažkada tai buvo absoliučiai svarbus dalykas. 20 amžiaus vidury pasirodęs, jisai užėmė mūsų gyvenime didžiulę vietą. Žinoma, dabar tai keičia iš dalies kompiuteris, taip, kur galime mes ir tą patį, ką mes gavom per televizorių, galime pamatyti ir per internetą. Bet iš principo vis tiek televizorius didžiąją daugumai žmonių išlieka tokia vienas iš kultūrinių labai įdomių fenomenų. Kodėl psichologiškai tas televizorius toks svarbus? Tai prisiminkim, kas įvyko maždaug 50-60 metais, kada atsirado televizorius. Televizoriaus esmė yra tokia, kad mes gaunam galimybę sukurti dirbtiną realybę, kurios anksčiau negalima buvo sukurti. Reikėdavo eiti į kiną arba į teatrą, kur mums kažkur tai kitą vietą. O dabar televizorius tą visą galimybę sukurti dirbtiną realybę atnešė į namus. Ir tai yra pats nuostabiausias fenomenas. Televizorius sukuria to, ko nėra. Mes galim žiūrėti įvairiausias laidas apie gamtą, apie tą patį spektaklį, kiną, apie istorinius įvykius, o svarbiausia naujienas. Mes lyg tai dalyvaujam, mes patiriam antrą labai įdomų televizoriaus fenomeną, mes lyg tai dalyvaujam tame, kas vyksta pasaulyje. Žiūrim televizorių, matom naujienas ir mes lyg tai su tais pačiais žmonėms. Žmogžudystės, politikų peripetijos, sportas, kultūra ir daugybė kitokių dalykų, kuriuose mes lyg tai dalyvaujam. Bet realiai tai mes juk sėdim čia. Mums niekur išeiti nereikia. Ir dėl to tas televizorius toks patrauklus, toks yra įdomus, kad mums nereikia nieko daryti, mažiausios pastangos. Toliau, trečias labai svarbus fenomenas tai yra pultelis. Pultelio pagalba mes lyg tai tampam valdovais. Mes galim perinkti vieną programą, antrą, trečią, ketvirtą. Ir kas yra įdomiausia, kas šeimoje valdo pultelį, tas yra šeimos vadovas. Tai būdavo seniau, kada būdavo vienas televizorius. Dabar, žinoma, namuose yra kokie 2-3 kompiuteriai, 2-3 televizoriai, kiekvienas gali valdyti pats. Bet tuo metu tai buvo vienas iš simbolių, kaip skeptras, skeptras pas karalių. Tai kas valdo, tas ir turėdavo tą galimybę. Toliau, televizorius tai yra kaip šilumos ir šeimos būrimo viena iš priemonių. Kada šeima susirinka prie televizoriaus, atsisėda, daleiskim, kažkokios sofas, atsisėda ant kažkokių fotelių, jie visi yra kartu, bet kreipkite dėmesį, jie kartu, bet jie vienas su kitu nebendrauja, jie žiūri televizorių ir mato tą programą. Bendravimas vyksta tik tai televizorius ir reakcija į tai ir pasidalinimas su kitais. Bet tuo metu tai buvo labai svarbu, todėl kad, jisai užėmė židinio vietą. Televizorius užėmė židinio vietą ir todėl jisai buvo toks kaip apjungiantis reiškinys. Toliau, televizorius jisai pats nėra svarbus. Dažniausiai jisai būdavo juodos arba pilkos spalvos, tam, kad pats nepritrauktų per daug dėmesio. Esmė būdavo tas turinys, kurį mes matydavome per jį. Turinys televizijoje jisai yra dažniausiai paruoštas taip, kad žmogus galėtų labai nesudėtingai suprasti. Yra tam tikros taisyklės, kiek turi keistis kadrai, pavyzdžiui, neilgiau kaip 7 sekundės, pavyzdžiui, vienas rakursas. Greitai atsiranda vienas arba trečias arba ketvirtas vaizdas ir tada žmonės ką daro? Žmonės pradeda reaguoti tai. Tai pritraukia, prikausto jų dėmesį. Žinoma, šalia to galima paleisti reklamą, kuri nutraukia kažkiek tai ten vieną arba kitą mintį prapildo, bet reklama yra labai svarbus elementas, nes tuo metu galima nueiti pavalgyti, galima pasipilti, kavos, arbatos arba kažkokių kitokių gėrimų, galima pabendrauti, galima pasidalinti tuo, ką jūs matėt prieš tai. Todėl tos pauzės reklaminės jos nėra toksai blogas dalykas. Atvirkščiai tik sudaro galimybės kažkiek tai dar būti kontakte vienas su kitu, nes jeigu jūs tik tai sėdite ir žiūrite televizorių, tai, kaip sakoma, yra, praktiškai gali visiškai nutrūkti tie ryšiai. Kas, tarp kitko, ir įvyko dabar, kada mes galim naudotis kompiuteriais arba iPhone'ais, kada mums tiesiog su kitais žmonėmis praktiškai net nereikia bendrauti. Yra netgi kai kurie pažįstami, kurie, pavyzdžiui, sėdėdami namuose vieni kitiems rašo žinutės arba siunčia video kažkokios, medžiagėlės, mažiukus įrašus, kad galėtų pabendrauti. Įdomu. Bet tai viskas prasidėjo tada, kada atsirado televizorius ir jisai paplito. Pradžioje televizorius buvo labai brangus, bet labai greitai jį padarė labai priimtiną ir praktiškai jis atsirado visuose namuose. Sekantis, kuris yra, mano manymu, labai svarbus televizijos variantas, tai yra tai, kad mes lyg tai matom tai, kas galėtų būti mūsų idealus vaizdas. Televizorius
parodo liktai tos vaizdus, kurių mes turėtume siekti. Tai yra liktai vertybės, sikniai kažkokie. Kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad vienas iš būdų formuoti žmonėm nuomonę, tai yra tiesiog rodyti tos vaizdus pastoviai. Ir kada žmonėm rodo, jie pradeda tikėti, kad taip reikia. Taip pat veikia reklama. Kas yra dar įdomiausia? Ypač 20 amžiaus pabaigoje, 21 pradžioje televizorius pradėjo konkuruoti su internetu. Taip? Jisai pasidarė žymiai aktyvesnis. Atsirado tos aktyvios tokios programos, kuriuose gali kiekvienas žmogus pasireikšti. Pavyzdžiui, gali būti SMS balsavimai. Žinoma, jūs nežinot, kokie ten tie rezultatai, gal tos rezultatus pakoreguoja ar dar kažkas. Tai toliau jūs galite bandyti atsakinėti, galite uždavinėti klausimus, skambindami, jeigu yra tiesioginė laida. Buvo daroma viskas, kad atsirastų tas aktyvumas, tas ryšys tarp žiūrovo ir televizijoje vykstančių vienų arba kitų įvykių. Žinoma, tuo naudojasi politikai, yra visokios galimybės paprašyti, kad paskambintų tam tikras žmogus reikiamą momentą, užduotų reikiamą klausimą. Tas aktyvumas, jisai didžiąją daugumą savo yra tiesiog žmonių noras įtvirtinti patį save. Tu skambini ne dėl to, kad tau įdomu ten, tu tiesiog nori išgirsti savo balsą ir pamatyti televiziją, ir tai yra labai svarbu. Kai kuriems, žinoma, ne visiems. Ir tas buvimas ir galimybė jau būti aktyviu dar išlaiko žmonių dėmesį televizijoje ir užtat jinai visiškai nepraranda savo žiūrovų, nors auditorija sumažėjo. Didžioji dauguma žmonių dabar pajudėjo ten, kur yra galimybė absoliučiai viską rinktis. Tai yra internetas. Bet televizorius nemiega. Televizijų programų vedėjai, televizoriaus kūrėjai pačios kuria tokias techninės galimybės, kurios padeda jums, pavyzdžiui, užfiksuoti įrašyti tam tikras programas, paskui jas pasižiūrėti vėliau. Pavyzdžiui, turėti savo kažkokį meniu, galim pasakyti taip. Pavyzdžiui, ten už pirmadienį, antradienį, trečiadienį jums surenka tam tikras programas, sudaro tam tikrą meniu, jūs galite paskui kažkokiu momentu pasižiūrėti. Kitaip sakant, televizorius ir internetinės technologijos, jos pradeda apsijungti kartu ir kažkoks kuriasi naujas hybridas, kuris bando išlikti, todėl kad konkurencija yra pakankamai didelė. Ir žinoma, kas yra liūdniausia, galbūt reklama po truputį iš televizijos pradeda judėti link interneto. Todėl kad visgi atsiradimas ir ypač iPhone'o atsiradimas, kada žmogus gali prie interneto prisijungti praktiškai bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje. Jau tau nereikia prie kažkokios susmaraus kompiuterio eiti arba tenai prie laptopo, tu gali bet kuriuo momentu pasijungti. Tai labai padidina auditorijos kiekį, kuris naudojasi vienokio arba kitokio tinklapių internete kiekį. Ir tas kiekis jis yra patrauklus reklamos davėjams. O televizijoje be reklamos sunkiai gali išgyventi. Žinoma, yra televizijos, kurios yra valstybinės, kurios atlieka visai kitas funkcijas. Tai pirmiausia yra kažkokios kultūrinės, švietėjiškos, aišku, propagandinės, ideologinės, formuojant vienus arba kitus požiūrius, bet žinoma, jų populiarumas dažniausiai šalyse nesiekia 15% ir, žiūri tam tikrai tik tai dalis žiūrovų. Didžioji dauguma žiūrovų visgi žiūri komercinę televiziją. Ir kodėl? Todėl, kad žmonės nori linksmintis, žmonės nori atsipalaiduoti, žmonės nori atsijungti, nori pagyventi idealiam kažkokiam vaizdinių pasauliu, o nesidėti ir žiūrėti kažkokius liūdnus dalykus. Žinoma, žiūrim ir liūdnus dalykus ir baisius, bet žiūrim tik tai dėl to, kad neatrodytų mūsų gyvenimas toks baisus. Tai ką, sėkmės, žiūrim televizorių, naudojamės internetu, laukiam naujų technologinių sprendimų, pažiūrėsim, kas bus, pažiūrėsim, kas gausis tame hybride televizija plus internetas, pažiūrėsim, ką parodys naujo technologijos. Žinot, kad yra jau 4K raiška, kad yra jau 6K raiška ir gali būti praktiškai, kad atsiras, nežinau, variantas taip, kad tas televizorius jis nebus plokščias, jisai bus kažkur tai jūsų kambarį ir jūs galėsite dalyvauti vadinamai virtualioje realybėje. Tai ką, sėkmės iki naujų mūsų susitikimų ir toliau kalbėsime apie kultūrinę psichologiją. Man tai yra įdomu, nežinau kaip jums. Yra galimybė, parašykite mailų, paskambinkit, galima bus pabendrauti, galima bus surasti kažkokių bendrų sąlyčio taškų. Sėkmės jums visiems!